Labadiena, mėly laikraštis Elektrėnų kronika skaitytojai, žiūrovai. Visų pirma, noriu padėkoti, kad siunčiate klausimus, rūpinatės savo kraštu, savo kaimynais. O šiandien aš esu brangiuose šiuose turbūt jau daug metų. Turi šitas namelis. 100 gal ir kiekvienas. Netgi 100 irgi gali būti. Zofijos Neimontienės namuose. Mielai Zofijai, sausio 6 dieną, 2026 metais, sausio 6 dieną, sueis lygiai 100 metų. Ji skaito be akinių. Deja, aš su akiniais skaitau. Tai nežinau, kas čia toliau bus su manimi. Miela Zofija, kokia buvo jūsų vaikystė? Ar išliko koks ypatingas, labai svarbus prisiminimas? Na, vaikystė. Sunkiai gyvena žmonės savo buvo žemė. Sėja, sodina viską, iš to gyvenam. O paskui kolūkis buvo. O kuo dirbote kolūkio laikais? Fermos vedėja buvo. Fermos vedėja. Kas jame buvo auginami, kokie galvijai? Karvės. Karvės. Ir kiek metų išdirbote kolūkyje? Išdirbau 20 metų. O kuriam čia kaime dirbote? Abromiškai. Abromiškių. Abromiškai buvo. Tai galvėjai ir ten prižiūrinėjai. Kur dabar Svirnas, tai ten buvo visos tos fermos. Kur Svirnas? Dar, mėly žiūrovai, noriu pristatyti Zofijos dukra Aldona. Tai mums į pagalbą kai kuriais atvejais pagelbės. Smetonas. Kokia buvo vaikystė Smetonos laikais? Nu, kokia. Aja mokyklom. Prasidėjo mokslo metai, kad Lietuva susitvėrė. Na, ir aja mokyklom. Mes mažiau, mano metų buvo mažiau, kai vaikai, o buvo nemokyti. Dar dideli suaugę, merginos, berniukai. Miela Zofija, noriu paklausti, ar jūs čia ir gimėte? Čia aš gimiau Girnakalių kaime, tėvas buvo. O paskui tėvas gal jis buvo sklypo ir tada pasistatėm namelį. Girnakalių kaime, tai kur dabar yra sodų bendrija. Taip. O šis kaimas kaip vadinasi tiksliai? Abromiškis vadinasi. Nors labai platu, bet vadinasi Abromiškis. O vis dėlto atėjo toks laikotarpis, kai užėjo karas. Kaip tuo metu? Kaip karas buvo, dar turėjom savo, kaip ant sklypą savo viską valgyti, viską. O paskui jau kaip kolūkis, tai tada gaudinėjom tik grūdų. O kiek turėjote savo gyvulių Smetonos laikais? Karvį, prieauglį, arklį turėjo. Ir kai užėjo karas ir visą tai nusavino? Nusavino, neturėjom. Paskui, kad jau kolūkis pasidarė, tai neturėjom karvės jau. O jūsų mama ir tėtis kiek metų sulaukė? Tėvas, kai jaunas mirė, 48 metų. O mama 82 metų gyveno. Gyveno savo namą. Kokie buvo jums tėvai? Lietuviai buvo. Labai geri, močiutė, labai gerai. Dėduko neprisimeniau, bet močiutė tai augino mus. Augino močiutė jūs? Tai augino močiutė ir mama ėjo į darbą, močiutė augino. Nes močiutė man padėjo vaikus paauginti. O kiek vaikų?
turite savo? 4. 4. 4. 2 dukros ir 2 ir sūnūs. 2 sūnai. Ir vyriausiam ar vyriausiai kiek metų? Vyriausiam 60 dabar. 3. 63. Džiaugiatės? Alesniko čia gyvena. Malūne dirba daktaru. Aha. O kitas vyrai gyvena, statybose dirba. Jauniausias sūnus. O dukros kita Vilniuje gyvena, vaikų darželį dirbo. Jos vyras pamiręs ir jos vyras buvo pamiręs, kad keturą. Na, kad kur sutikote savo pirmąją meilę? Ir kuo vardu meilė jūsų? Papasako, kaip Jonas. puodus daužė. Jonas. Jonas. Aha. Kiek metų sulaukė Jonas? Jis čionai, jis buvo Sibirė, grįžo į Sibirą ir jį paskyrė šitą miškų, kur ežerai dabar, ten buvo miškas didelis. Tai tų miškų išpjauti reikėjo, o jis su družba pjovė. Tai jis čia buvo atskirtas buvo ir tai jis susipažino. Tai jums krito jisai į akį iš karto, ar jūs jam iš pirma? Nu, kad abudu susipažinom. Tų pačių metų 26 buvo. Aha. Kiek metų buvo tada, kai jūs susituokėt? 34. 34. Tai čia kelintais metais įvyko vestuvės? 61. O vestuvės bažnyčiai buvo, ar Bažnyčia. nebuvo bažnyčiai baisu tuoktis tais laikais? Ne, Nebijojote? Nepersekiojo niekas? ne, bet tada ne. Aha, nes 60-ieji jau virš, tai toks laikas ypatingas. Niekas. Tai šiuose nameliuose gimė visi vaikai jūsų? Visi vaikai. Ar džiaugiate savo vaikais? Geri vaikai. Ana, geri vaikai. Niekur jie nepapuola, niekur nepaklyda. Geri. Tik tai anos dukros vyras vėžiu susirga ir pamirė jaunas. Gyvena vaikų darželį dirba. O kiek jūsų vyras Jonas sulaukė metų? 80. 80. Ir kiek be Jonelio savo gyvenate dabar? Jau 20. Jau 20. Buvo suparižuotas. 5 insultus turėjo, po 5 insultų. Oho. O ko dirbo? Jisai visą gyvenimą ir dirbo miške? Nu, jis miške dirbo, paskui statybose jis dirbo. Pastatė namą šitą prie Maksimos Rungos 2. Statybose, kai dirbo čia va mano tėtis. Nuotraukėlę paskui dar paieškosiu. Tai kaip Jonas atrodo? Jaunas. Buvo kariuomenėj, buvo Sibirė. Aha. O kur jisai gimė Jonas? Iš kurio krašto kilimo Lietuvos? Užvievė. Užvievė. Prie Trakų kaip čia tas kaimas vadinasi. O dėl ko buvo ištremtas? Nu, tai kad tėvas buvo prie vokiečių, jis buvo mokėję vokiškai ir buvo milicijai, tai užtat jį iš. Ir paskui pabėga Amerikan. Į Ameriką buvo pabėgęs? Ne tėtis, bet tėčio tėtis, dėdukas. Apie dėduką kalba eina. Tėčio tėtis pabėga. Užtat, kad jo nepagavo. Aha. Sakykite, kur slypi ilgaamžiškumo tas sekretas,
kaip čia taip įmanoma sulaukti tiek metų? Nežinau. Ką jūs tokio darote? Nieko nežinau. Iš kur tau, dėlolės mūsų davėt man tokie amžiai. Aš pati nežinau. Man pačiai įdomu, kol aš tiek pragyvenau. O kaip su maistu? Viską valgote? Viską valgau. Viską valgote? Viską. Ką duosim tau valgyti? Kada vakarienė baigėsi pas jūs? Kelintą valandą vakare vėliausiai valgote? Vėliausia, kai būdavo. Aš po vakarį pavalgau daugiau. Ketvirtą. Ketvirtą ir paskui nebevalgot? Nevalgau. Tai labai gerai miegat ant tušio skrandžio. Pamiegu, kad niekas neskau. Mačiute. O tik tai va mano renkavau už niemus. Va, per šitas laikas jau daugiausiai, o tai buvo atėjančių įsivėliava. Bet kokios gražios rankos jūsų, mačiute. Šitai va gerai. Aš šitą jau nesugrįbau. Mila močiutė Zofija, jūs labai daug šypsotės. Pozityvi esate. Gal dėl to čia dar? Šypsenai, visą laiką šypsos. Jinai visą laiką šypsojasi. Taip. Ar, vis tiek mes turime daug jausmų, kiek papykdavo mama? Tai tikriausiai nei kiek. Nei kiek. Ne. Bet vis tiek reikėdavo pabart, šiek tiek savo vaikus giauklį, tai reikia Gal net kartais per... nepamenu, kad mama Kaip jūs? bardavo, daugiausiai gal tėtis pabardavo, mama tai tikrai nebardavo. Ar labai gražus santykiai buvo mamos ir tėčio? Jis tokius biškai, kad jis kantūžėtas, tai Sibirė, kai buvo, tai būdavo, kad Kantūzytas supykdavo, truputėlį. tai va, kažko tai būdavo taip piktokas, bet... Natūralu. Bet irgi gal ir gerai, kai buvo toks griežtesnis, už tai visi gražiai gyvenam užauginti. Ir mes su visais pabroliais seserim gerai sutarėm. Taip išmokino. suparežuotas buvo 6 metus gyveno. Ar padainuojate? Ne, jis nedainavo. Jūs. Tu, mama, ar dainuoji? Aš Padainuok. dar, kad jauni buvom, tai mama, tėvas ir aš dainuodavom vakarai. Aha. Kad tai šito kaimynai nusako, kol tėvas ir pas jos pilinkas dainuoja. Ar prisimenat dar kokią dainą paniuniuojat savo pati? Nu, gal ir sugalvoju, kad Gal prisiminsi kokią dainą padainuok? ne, neprisiminsiu, kad Aha. O mėgdavote nueiti į kažkokius tai kultūros renginius? niekur neturėjau laiko. Neturėt laiko. Neturėjau laiko. Gyvuliai vaikai. Mama buvo. Irgi per sveikatos buvo. Ir gyvena tą ilgai. O ką palinkėtumėt, pasakytumėte šiai kartai Lietuvai? Lietuvai. Ne, Lietuvai tai blogai. Kam tos vaikus atimdinėja nuo tėvų? Kam tokius daug nesąmoningų daiktų. Tai nelabai patinka dabartinė politika. Ne, Tai mėgstat paskaityti žinias, Elektrėnų kroniką? Reporteris žiūri visą laiką žinias, žiūri, labai patinka reporteris, žinias. TV3 pagalba žiūri. Būtinai jau tokios, kaip ateina laidos, įsijungia televizorių pati. Aha, o kai paskaito laikraštį, ką nors padiskutuojat, pakalbat? Būna, kad pašnekam, pasako ten kokius. Ir daugiausiai mėgsta žiūrėti, kas sveikina kur, paskui kaip netektis būna, kiek gimsta žmonių Elektrėnuose, tokius vaskerelius, ten dar kažką, tai taip pažiūrė. O kiek metų prenumeruojate laikraštį Mes Elektrėnų perkam, kroniką? visą laiką perkam. Ar jūs Perkam, perkat? nes taip, visą laiką kiekvieną penktadienį perkam.
Perkam čia dar ir praeitos savaitės yra, ir čia laikraštis dar neskaitė. Noriu paklausti, o kas tada jūs labiausiai džiugina dabartyje? Nu, kad rūpinasi valdžia, senais žmonėm, pensijų gavom. Jeigu negautų pensijas, tai būtų, ar užsidirbam, tai tada. Tai negaila to gyvenimo, kiek jau nugyvenote? Nesigailite? Ne, Verta gyventi? verta. Kuris jums metų laikas labiausiai patinka? Vasara patinka, kad ant lauko būni. Darželį turi, ir ravė gėlės, turi gėlių darželį, va čia va visą laiką su matiuku eina ir ravė, kad nebūtų žolių, žydė labai gėlės. Gėlės prižiūriu. Prižiūri gėlės, narcizai labai patinka, po to nasturtai labai jos geras, tos senobinės tokios gėlės. Judėti patinka. Jurginai prižiūri, taip. Ar ilgitės tų praeitų laikų? Jaunystės? Visada nebus jaunystė. Ar bijote mirties? Ką pateikti, tai nepajausi. Tik tai, kad negulėt patale, o tai baisu. Ir tai. Į namus einat per miškelį. Per mišką. Žiemą sunkiau jau eiti, rudenį ypatingai. Dabar aš jau nieko tavi nenuveiksiu. Kai sniego yra, neina į lauką, nes bijo, kad slidu nenukristų, o taip tai važiuodavom, visur nuvažiuodavom, į bažnyčią nuvažiuojam su mašina, į Vievį, buvom bažnyčią Elektrėnų. Nuvažiuojam, nuvežam į sekmadienį, kada mišios būna. Kiekvieną sekmadienį? Ne kiekvieną sekmadienį, bet va į mėnesį, į kad 2 mėnesius, tai nuvažiuojam. Į Elektrėnų bažnyčią. Na, Elektrėnų, kad. Į Vievį buvom, bažnyčioje buvo už giminaitį mišios, tai buvom nuvažiavę. Kuo jūs dirbate? Darbuotojai Vievio paukštynės sandėlį, kiaušinių sandėlį. Vievio paukščių. Taip, pamainom ten. Taip, 3 dienas dirbam, 3 namuose, tai kai būnam darbe, tai tada viena būna. Padarom valgyti, bet viską moka, pasišildo maistą mikrobanginiai. Pati įsijungia, tik dujinės nejungia, nes bijo, kad užsidegs ir paskui neišjungs. Ir bijokite, nejunkite tų dujų, tegu pagamina. O į mikrobanginę pasišildo maistą ir pavalgo, išverdam sriubytės, kokį bulvių košę mėgsta, kotletus, ten dar kažką tai. Tai dar tokį stiprų maistą valgo kotletai? Taip, valgom. Oho. Kepsniuką kokį suvalga, vištienas pakepsniukas suvalgo. Oho. Puiku. Lietinius blynus su varške valgom. Tai turbūt sugebate ir televizorių įsijungti pultelį, ten mygtukų labai daug. Telefoną jinai turi, jinai paskambina. Jos va telefonas, jinai pati paskambina dukrai, mums skambina telefonu pati. Aha. Buvau susirgus, atsikėliau, einu, kad suklumpi seniau, kad vaikščiam, trap. Aš atėjau čia, atsisėdau, paėmiau tų kojų, toj koja šalta mano. Aš paskambinau dukrai, kur Vilniuje gyvena. Sako, skambik anūkei, kad iššauktų greitųjų. Tai aš tada paskambinau anūkei, Elektrėnuose gyvena. Jį paskambina, greitoji atvažiavo, važiuojam. Aš apsivilku šiltai. Aš sakau, persirengsiu kitais drabužiais, kaip aš važiuoju. Ne vestuvės man važiuojam greičiau. Išsivežimas. Tai man iš kojos trombozė ištarauta. Buvo kojų trombas ir padarė 2 operacijas, narkozė buvo ir pasveikom ir vėl toliau vaikštom. O kokiomis lygomis sunkiausiamis gyvenime teko sirgti, jeigu turėjote jų? Ar apskritai nesergat gyvenime?
Sirgau. Sirgot kokią ligą? Nu, plaučiai. Sirgau plaučiais. Plaučiuose buvo vandenė. Ir kai mano buvo visa koja sutinus. Tai gydė mane nuo krožės, kad koja. Elektrėnuose Vilniui. Paskui Vilniui išleido dar kitom ligoninėm. Ale jau to nedavažiavau. Parvažiavau namon. Prižadėjau važiuoti Vilniun ir tam daktarui. Ir jau nebegalėjau, nuvažiavau Elektrėnus. Mane daktarė tokia žiūrėjo. Gydytoja Ablingienė. Sako, Dėkui. yra plaučių uždegimas, ale yra dar kita bėda. Ilgai gulėti ligoninį. Paguldė mane Elektrėnus ant ligonį. Atėjo daktarai, apžiūrėjo mane, pajungė šlango man ir gulėjau. Vienoje lazda, kitoje šlangas. Invertas ir aš negaliu vandenį bonkę pridėti, tai reikėjo tų bonkių turėti. Nu, 8 litrai vandens. Ištraukė Sakė, man tokia tas mažytė vandenį. kudutė iš kur tas vanduo. Vieną kartą ištraukė 3 litrus, o kito 8 pilną bliūdą. Tada pažiūrėjo, daugiau nėra, neatsirado to vandenėlio. Ir aš pagulėjau dar ligoninį ir pasveikau. Miela Zofija, kiek jūs pati turėjote brolių ir sesių? Ar buvo? Buvo 2 broliukai, abu pamirė mažai. Daugiau nebuvo. Tik Kas nutiko jiems? Nu, vienas tai tik tai gimė ir pamirė, o kitas tai uždegimas kokias vežė pas gydytojai ir pamirė. Tai viena. Nedavė žingydytojai. Mačiute, kiek jūs baigėte klasių? 4. 4 klases. Abromiškėse? Mažikliai, kur ežerai dabar. Ten buvo tokia mokykla prie pas žmogų. Aha. Žmogaus. Ir iš ir eidavot iš... Iš čia tom mokyklom. Kiek kilometrų iki mokyklos būdavo? Nu, kokie 2 kilometrai. Nedaug. Į bažnyčią vaikščiodavo Ketaviškas peškom. Pasakodavo, kaip eidavo į bažnyčią. O jūs prisimenate Sabonį? Čia gyveno jūs kartu, turbūt ir pažinojot. Dabartinių Arvydo Sabonio senelis. Taip, bendravo, draugavo su Saboniais, kur krepšininkas Sabonis. Arvydo Sabonio Senelis. senelis. Taip, Nu, Tai jie čia netoli gyvena? netoli gyveno. už sanatorijos. Pažinojau ir motiną, tėvui. O kokie jie kaip žmonės buvo? Geri žmonės buvo. Ar aukšti buvo irgi? Aukšti. Aukšti. Aha. O kuo jie dirbo? Jie savo sklypų turėjo. Žemės ūkis. Paskui taip, kad aš vėsikolų kaip tėvai. O teko matyti gyvą krepšininką Arvydą Sabonį. Teko. Tai jau jisai turėjo atrodyti milžinas. Močiutės laidotuvės buvo, tai per laidotuvės kaip močiutė Ne laidojo. tiek didelis, ale storas labai. Tarp dalis storas. Aha, vienas į ūgį, kitas į plotį. Aha. Tai turbūt aukštai tekdavo galvą paversti, pasižiūrėti į Arvydą. Na, taip. Ar mėgdavote žiūrėti krepšinį? Nemėgdavau, žiūrėdavau. Tai esate turbūt Žalgirio sirgalė? Dabar tai nelabai kažkas žiūrim, bet kai žiūrėdavom mes, kaip kaip mes pažįstat. vaikai buvom, tai kai buvo Chomičius, Jovaiša, Sabonis žaisdavo. Tai va tada va Ypač visi smalsu žiūrėti, kai dar Taip. giminės pažįstamos. Pažįstami. Nežįstam. Miela Zofija, kiek jūs turite anūkų ir proanūkių? 9 anūkai
Anūkai. 9, taip. Ir O pronuko. Kiek jūs? Pronuko. 10. 10. Dar pro. Ne, tik tai 9 anūkai ir 10 pronukų. Tai kai būna, tai kai bus dabar jubiliejus, sausio 6 dieną, aš vargiai matau, kaip čia jūs sutilpsite. Mes čia nesutilpsim, todėl mes turim kavinę pas Dalę. Jau užsiregistravo. Taip, užsiregistravom ir visi susitiksim kavinė. Tai bus 4 vaikai, kurie visi turi žmonas ir vyrus, tai būsim 8. 9 pronukai, tai bus jau po 2, 18. Ir pronukai, ne, anūkai 9. Tai bus 18 ir 9 pronukėliai. Tai maždaug koks visas šis skaičius jau planuose? 57 žmonės vedinai. O, čia skambės Elektrėnai nuo muzikos. Mėla močiute, Zofija, labai ačiū Jums už šiltą priėmimą. Labai malonu šalia Jūsų sėdėti. Iš Jūsų eina labai šilta, graži, mila energija. Ką palinkėtumėte Lietuvai? Ramybės. Kaip ramiai būtų Lietuva. Štai iš kur yra tas ilgamžiškumo receptas - ramybėje. Ačiū Jums, kad atvažiavot. Apalankėt mane. Smagu? Smagu. Mums irgi smagu.